Ruduo – grybavimo metas. Dažnas lietuvis renkasi poilsį miške. O kaipgi be grybavimo? Ką žinote apie grybus ir jų sąsają su radioaktyvumu? 15 min klausia praeivių. Ar renkate grybus? Ar žinote, kad jie kaupia radioaktyves medžiagas? Ar to nebijote? Renku tuos, kur geri, nes blogų nerenku. Renku tik tai, ką pažįstu. Baravykus, tų kalpokų nerenku, tų žaliuokių. Žalias renku, bet kitų nerenku, kurių nepažįstu. Dažniausiai tai Nerijoj, Kuršių Nerijoj grybauju balsevičiukus, bet šiais metais nebuvo visiškai grybų. Pernai buvo labai daug. Dažnai. Labai mėgstu grybauti, atsikeliu, ką daryti. Viena gyvenu, taip kad stengiuosi miške daugiau praleisti laiko. Labai sausa buvo ir grybų nebuvo, o kai buvo, tai buvo. Tik reikia grybauti, žinoma. Grybauju paprastai Jonavos miškuose, nes ten gyvena sesuo ir visas vasaras praleidžiu ten. Šiemet vasara nenuskilo, todėl kad vasaros metu augo sukirmėję grybai. Negrybauju. Miške būnu, bet negrybauju. Miške neilgai būnu, nes bijau erkių. Taip, mėgstam labai grybauti, bet šiemet kažkaip nesigavo, neištaikau. Labai daug darbų turėjau, kai buvo pats grybų laikas, o paskui labai uždžiuvo ir nebespėjau. Žinokit, nepavyko. Vieną pavyko iš tikrųjų, kai važiavau dviračiu iki ežero, bet jeigu neturėjau laiko grybauti, nors leidau laiką miške, bet grybus mėgstu ir nepirkau ir net nevalgiau iš tikrųjų šiais metais, tai liūdna vasara gaunasi tuomet tikriausiai. Ar nesibaiminat to radiacinio fono, sako, per daug grybų rinkti gal ir nereikėtų? Na vis taip žmonės pakalba, ar ne? Ne, kodėl? Tai kad pas mus radiacijos čia, man atrodo, kad čia nėra taip. Ne, nebijom. Tikrai ne. Aš manau, kad saugu. Bet kartais dar turgavietėje voveraičių nusipirku, jeigu pati nenuvažiuoju, tai mėgstu voveraites. Ką sako, nereikia klausyti, grybą auga ir renkam, valgom ir gerai. Geri, jeigu paima iš oro visą brūdą, paima ir iš mūsų kūno. Kažkaip labai neatsižvelgiam, taip, kažkaip nesureikšminu, manau, kad nebijau, jeigu taip konkrečiai tariant. Jų negalima vadinti radioaktyviais, tie kiekiai yra labai maži ir jie iš tikrųjų nėra, taip tiesiogiai sakant, radioaktyvūs. Negana to, kad dauguma grybų yra nuverdami, o ta sunka yra išpilama. Tai verdant grybus tas radioaktyvumas iš esmės visai pasišalina. Radioaktyvios medžiagos, tai kokios medžiagos, ką galėtumėte išskirti? Radioaktyvios medžiagos yra tokios medžiagos, kurios savyje turi cheminius elementus, kurių branduoliai, taip sakant, yra nestabilus ir pastoviai skyla. Ir skildami jie išspinduliuoja arba alfa daleles, arba beta daleles, arba gamma kvantus. O šitie savo ruoštų sąveikadami su bet kokia aplinka ją ionizuoja. Todėl ir vadinama ionizuojančia spinduliuotė, grubiai radiacija.